Gyventojų nepasitenkinimas namų valdomis Klaipėdoje pasiekė piką. Vieno Nidos gatvės daugiabučio gyventojai bendrame susirinkime nusprendė apskritai atsisakyti namą administruojančios bendrovės paslaugų ir pareiškė patys kursią bendriją. Paskutiniu metu skundai namų administratoriais plinta lyg epidemija. Antradienio vakarą Nidos gatvės 13 namo gyventojai surengė susirinkimą siekdami atsisakyti jų namą administruojančios įmonės paslaugų. Mes jau neapsikentėm, suprantat, žiūrėdami į tas sąskaitas ir mokėdami šitokias didelės sumas. Ir žinot, pradėjom kalbėti su visais gyventojais, aiškinti ir visi pasakė, kad daugiau tikrai neįmanoma kęsti, nes taip kaip dabar pabrango ir maisto produktai ir vėl brangsta visos paslaugos, mes tiesiog neišgyvensime iš savo minimalių algų, iš tų pašalpų. Surinkus 40 parašų, žmonės nusprendė patys kurti bendriją. Namą administruojančios bendrovės Marių Valdos atstovai tikina, kad tai esą pirmas gyventojų bandymas atsisakyti jų paslaugų. Aš to negaliu vadinti gyventojų noro atsisakyti paslaugų, nes minėtame name, kaip sakyti, atsišaukimus platina keli žmonės, kurie pasivadina aktyvistais, kurie savo kalbose vartoja tokius teiginius, kad Marių Valdos engs, išnaudos gyventojų anūkus ir proanūkius. Tai yra tiesiog bendrovės juodinimas, aš nežinau, kokiais pagrindais tai yra daroma. Norint pasikeisti namo administratorių ar įkurti bendriją, jokių sunkumų neturėtų kilti, sako savivaldybės atstovai. Gyventojai bet kada gali priimti sprendimą taip, kaip jie norėtų tvarkytis. Tai jeigu, kaip sakyti, nėra kuriama bendryja, yra nesudaroma jungtinės veiklos sutartis, tai patalpų savininkai, vėlgi pagal civilinį kodeksą, dauguma nusprendė, gali kreiptis į savivaldybę raštu su prašymu, kad jų name būtų pakeistas arba būtų skirtas kitas administratorius. Žmonės sako, kad nepasitenkinimą namų valdomis jiems kelia ne tik didėjančios sąskaitos, bet ir nekokybiškai atlikti administratorių organizuoti remonto darbai. Šią situaciją iliustruoja dar vienas pavyzdys Vingio gatvės 13 name. Pasak gyventojų, prieš 4 metus jų name suremontavo stogą. Žmonės sumokėjo pinigus, tačiau lietus vėl nesiliauja tekėjęs. Pabudau naktį, nes laša kažkas takš tokiais ant kaldros man. Pabudau, šokau, žiūriu, kad bėga per stogą, reiškia per lubas. Dabar prasidėjus tiems svarbiem didėsiems lietams rudenį užpylė mūsų visas duris, vienu žodžiu deformavos duris. Gyventojai raštu kreipėsi ir į administratorius, ir į savivaldybę, tačiau niekas problemų nesiėmė spręsti. Už nekokybiškai atliktus darbus turės atsakyti stogą remontavus įmonę. Vėliau mums paaiškino namų valdų atstovai. Vyriausybės atstovė Klaipėdos apskrityje sako, kad namų administravimo reikalai tapo tikra piktžaizdė. Tai yra pati gausiausia skundų grupė dėl daugiabučių administravimo įvairiausios problematikos. Tikrai ne čia jie turėtų kreiptis, jie pirmiausiai turėtų kreiptis į patį administratorių, bet didelė dalis besiskundžiančių žmonių teigia, kad jie negauna atsakymų ten, vengiama atsakyti, vengiame priimti pareiškimai. Kristina Ventilaitė pasigenda savivaldybės kontrolės administratorių atžvilgių, todėl esą neišvengiama savivaliavimo. Priminsime, kad iki mėnesio pabaigos miesto valdžia vyriausybės atstovai turi pateikti rezultatus apie daugiabučius namus administruojančių bendrovių renkamą administravimo mokesčio dydį bei pagristumą. Klaipėdos savivaldybė jau nebeturi pinigų nemokamiems pusryčiams mokyklose tiekti. Tuo metu valgyklų darbuotojos sako, kad alkis bus nuolatinis kai kurių vaikų palydovas. Šįryt Klaipėdos Mažvydo pagrindinėje mokykloje pusryčiams buvo kepami žemaičių blynai, tačiau ne visi norintieji turėjo galimybę juos valgyti. Sunkiai besiverčiančių šeimų vaikams nuo lapkričio 1-osios Uostamiesčio savivaldybė panaikino nemokamus pusryčius. Valgyklos vedėjai apgailestauja, jog dabar alkis kamuos daugiau vaikų. Ateina vaikelis, kiek galime, arba kėlės kokios galiu ten įpilti stiklinukę, bet tai pavalgyti vaikui reikia. Ir tikrai išeini iš namų mato, sako, aš tikrai nieko nevalgęs esu ir labai noriu valgyti. Tokia pat situacija ir kitose mokyklose. Mokinių mamos šokiruotos. Baltikum televizijos žinios gavo ne vieną tokį signalą. Motinos klausia, kaip paaiškinti vaikams, kad reikia susiveržti diržus. Nevilties apimtos moteris guodžiasi, kad pinigų maistui nebelieka. Šiuo metu yra sunku, vaikui pasakau, kad išeitų į mokyklą nevalgęs, o pietus vis tiek tu gausi. Jeigu yra kapėkų, pasiskolinu pas kaimynų,
ten 5 litus ar 3 litus, kad vaikui ant pusryčių. Bet dažniausiai būna taip, kad vaikas negauna ir išeina į mokyklą nevalgęs. Jeigu mūsų organizacija prieš porą metus dar akcentavo daugiau kultūrinę veiklą, vaikų ugdymą, vaikų savivertės ugdymą, profesinį orientavimą, kultūrinį pažinimą, tai šiandien visos jėgos iš tikrųjų taip natūraliai pavirto į kovą su skurdu. Būdavo, kad šeimos paskambinam, turim aiškinti, kas tai yra, jos paklausia, kokių produktų yra, jeigu tai yra daugiau duonos, būdavo netgi tokia frazė, kad dėl duonos nevažiuosim. O šiandien paskambina ir klausia, gal bent duonos turit. Savivaldybės darbuotojai teigia, jog nemokamiems pusryčiams nebeliko lėšų ir iki naujųjų metų jie nebus tiekiami. Mat gavėjų skaičius buvo išaugęs dvigubai ir siekia beveik 100. Lyg ant mielių auga ir į nemokamus pietus pretenduojančių mokinių skaičius. Vien per pastarąsias 3 savaitės prašymų skirti maitinimą padaugėjo beveik 760. Šiuo metu uostamiestyje nemokamus pietus gauna beveik 4600 mokinių. Kad nepristiktumėm iš tikrųjų lėšų lapkričio mėnesiui pietų maitinimui vaikų, dėl to yra, kaip leidžia norminė bazė, mes stabdome pusryčių davimą vaikams ir paliekame tik pietus. Nors ir atsisakė finansuoti nemokamus pusryčius, savivaldybė iki naujųjų vis tiek pritrūks pinigų ir pietums. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija jau informuota, jog nemokamiems pietums gruodį reikia beveik 300 000 litų.